Su kuo sutapsi, tuo ir pats tapsi. Kai 90-aisiais Audi dar gamino Audi 80 ir Audi 100 modelius, kreipėsi pagalbos į Porsche. Jų bendradarbiavimo rezultatas buvo riboto leidimo Audi 80 išvaizdos universalas su 232 kW galios varikliu, pavadinimu RS2. Lenkiantis tuo metu sportinius automobilius, šio modelio kaina nuolat kyla. Mercedes-Benz ir Porsche bendradarbiavimo rezultatas buvo šeimyninis sedanas su 240 kW varikliu, 100 km/h greitį pasiekiantis per 6,1 sekundės. Modelis vadinosi 500e, bet buvo pramintas vilkų avies kailyje ir akimirksniu tapo klasika. Mercedes-Benz ir Renault bendradarbiavimo rezultatas buvo sportiškos išvaizdos CLA modelis su 1,5 litro dizeliniu 85 kW varikliu iš Dacia Docker komercinio automobilio. Tokį Mercedesą gali pirkti tik neišmanėliai. Taigi svarbu turėti gerus partnerius, nes